Mėly svečiai, mėly jaunavedžiai, Vida ir Laura, šiandien jūsų gyvenime labai svarbi diena, šiandien sukuriate šeimą, priimsite santuokos sakramentą, netrukus duosite priesaikos žodžius. Jeigu atidžiai klausėte apaštalo Pauliaus laišką, kurį ką tik perskaičiau, šis mano laiškas turėtų būti pakabintas jūsų miegamajame. Žiūrėkit, kaip jisai gražiai kalba, apaštalas Paulius sako, jeigu aš jums trokštu nurodyti dar prakilnesnį kelią. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, jei turėčiau pranašystės dovaną, jei išdalinčiau vargšams visą, ką turiu, bet neturėčiau meilės, aš būčiau piktas. Taigi šeimoje, jūs turite šiandien iš meilės, ateinate prie viešpaties altoriaus, duot vienas kitam Dievo ir bažnyčios akivaizdoje priesaiką, kurioje prisiimate vienas kitą, toks, koks esate. Mes tik tai siekiantys tobulumo. O šeimoje vyras ir žmona vienas kitam turi būti ta pagalba tobulėti. Tai reiškia, kad kai vienas kitam padėsite visose savo gyvenimo srityse, iš tikrųjų būsite tobuli ir būsite laimingi. Aš Aidas. Imu tave, Laura, savo žmoną. Imu tave, Laura, savo žmoną. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers ar ligos suims. Kai sveikata atvers ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Aš Laura. Imu tave, Aidai, savo vyru. Imu tave, Aidai, savo vyru. Ir prisiekiu visada būti tau ištikima. Ir prisiekiu visada būti tau ištikima. Kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers ar ligos suims. Kai sveikata atvers ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Te padeda man Dievas. Šeimoje reikia labai nedaug. Nepamiršti, ką įsipareigoju. Nebijoti ištarti, atsiprašau, suklydau. Ir trečia, dažniau pasakyti, brangusis arba brangioji, aš tave. Taigi skelbiu, turim naują krikščionišką šeimą, pabučiuokit vienas kitą, o mes garsiai paplokime. I'm oblivious to my life. I'm a never-ending wreck, but I do alright. If you take